Labą dieną, gerbiami žiūrovai ir klausytojai. Šiandien susitinkam po labai tikrai ilgo tarpo, sakyčiau, bent jau taip atrodo. Tai vasarojom. Vasarojom ir mes su Lina esam žiauriai patenkintos, kad pagaliau į podcastą vėl pasikvietė mūsų mylimą psichologę Rasą. Labą dieną. Ir iš pačio Kauno. Traukinio atvažiavo, Dieve. Ir ne tik džiaugiamės, kad Rasa, bet džiaugiamės labai, kad galėsim su tavim pakalbėti apie vieną labai įdomią temą. Kažkaip kiek mes vedam šitų motinystės What the Fuck podcastų, jinai vis artėja. Dabar supratom, kad viskas, nebeturim kuldėtis ir turim šitą temą palies, nes kažkaip vis užsimenam, bet jinai labai svarbi, tai yra pyktis. Mano lūkesčiai šitai laidai yra, kad mes ne vien pykti motinystėje aptarsim, bet pykti apskritai plačiaja prasme. Ir gal net tu visą laiką mėgsti tokių istorinių pjūvių dar duoti apie tų gerų mergaičių sindromus ir visą kitą. Tai va, tai kadangi klausimų turim nemažai, plus turim vieną išpažintį paėmėm tokią, galėsim pakomentuoti, tai manau, kad ir pradedam, ne? Davai, važiuojam. Gerai, tai ką, pirmą pradedam nuo tokio basico. Ką signalizuoja apskritai pyktis ir kuom jis mums yra naudingas, nes pykti visą laiką šiaip nurašo visi kaip tik tokį blogą dalyką, bet jisai kažkokią tai mums turi vis dėlto naudą ir galbūt tai yra ženklas pirmas, kad tai buvo pažeistos mūsų ribos, peržengtos. Jo, tu teisingai sakai, nėra jisai gražus, nėra malonus, nėra gražus, bet apie tą naudingumą, tai aš galvoju, kad nei jis naudingas, nei jis nenaudingas, jis tiesiog yra. Ir tas naudingumas priklauso nuo to, kiek mes į tą, kaip tu sakai, signalą atliepiam. Čia tas pats, kaip, skambina kažkas tais mums į telefoną, ar ne, tai mes galime arba atsiliepti, arba neatsiliepti. Ir visokių būdų ten žmonės skirtingai kažkaip tai dylina su tuo. Ir taip, jisai gali reikšti iš tikrųjų keletą dalykų, kad buvo pažeistos ribos, kad mūsų teisės buvo pažeistos, kad kažkaip aukoju daugiau savo tikrojo aš, negu kad norėčiau, kad atiduodu daugiau, negu kad galėčiau duoti ir jaustis gerai. Kad kažkaip tais atiduodu kitiems per daug, leidžiu gal rūpintis savimi savo augimo sąskaitą. Tai vat keletas tokių momentų, kurie tokie pakankamai dažnai pasitaiko, o tas ar pyktis, taps kažkaip to pokyčio agentų, labai priklauso nuo to, kiek mes galim kažkaip tais, tą savo reakciją kilusią, ar tą norą, ar poreikį ištransliuoti, nelaikant kitų žmonių atsakingų už juos. Nes kažkaip kai kyla pyktis tokia, yra jausmas, kad kitas kaltas, pažeidė mano ribas, pažeidė mano teisės. Ir labai didelis raidos šuolis žmogui yra suvokti, kad nebūtinai, kad kitas nėra kaltas dėl to, kad tu pyksti, kad tai yra tavo atsakomybė. Net iš esmės tavo problema. Tavo pyktis yra tavo problema, su kuria tu turi kažkaip tvarkytis. Bet kartais taip tikrai netrodo, žinai, čia subjektyvų, objektyvų, kad taip. Kur yra ten tas, žinai, ašis, nuo kurios galėčiau pradėti nekovoti su vėjo malūnais ir su savim, tuo labiau, jeigu tu sąmoningėji ir žiūri tą, tai kaip čia tą pykčio, kaip čia subjektyvumą, žinai, kažkokį rasti tarpą, kad tu visiškai ten nenusirautum ir nekaltintum ten kitų, o truputį atsigręžtum gal į save, žinai, objektyvu, ar nelabai čia pykti ant kito, arba ten per save jau ten nusiraut, sakau. Tai man šitoje vietoje visada yra įdomu, nes kai tu sakai pyksti ant kitų, dažniausiai supyksta žmogus, tai kiti kalti dažniausiai nebūna. Tai bet tu teisingai pasakėjai, aš čia klausiu ir tu pasakėjai, jau viskas, čia nėra ką, kad čia pats tu turi reaguoti, ne, kaip tu darai tą, kaip tu pyksti jau žiūrėt, kad čia ne kitas kaltas yra, o realiai esi tu pats. Tau kilo pyktis. Tai taip. Jo, bet, trigeriai yra tokie dažniausiai kiti žmonės. Ne? Taip, kaip ir visur kitur. Tai mums atrodo, kad aš čia labai esu teisus. Noriu šitą pasakyti, kad aš esu teisus ir čia jis mane sunervino ir aš čia supykau dėl to tik.
Tai va. Taip. Norėjau paklausti kažko, bet pamiršau. Tai einam prie kito klausimą, ne tada? Tai va, ir išeinam tada prie to pykčio konstruktyvumo, kaip pykti konstruktyviai, ten, nežinau, šeimoje, neįsidraskyti, pavyzdžiui, kai susinervinam ten, žinai, ten. Ir gal yra kažkokie psichologijai žingsniai, kaip ten sustoti, ten pakvėpuoti. Eiti tos raidos link, kurią tu sakai, kad Taip, žinai, progresuoti, emociškai bręsti ir ne kiekvieną, ten supykus arba konfliktui kylant, neįsidraskyti ir paskui 3 savaitės tylėti. Nu, dažniausiai kaip vyksta, žinai. Tai va, gal yra kažkokie patarimai. Kažkokių labai gal universalių ir kad visiems labai ten tiktų, tai aišku nėra, tą receptą kiekvienas kažkaip atrandam savo, bet aš va tokius 3 kažkaip savo galvoj nešios ir pati naudoju ir jaučiu, kad nu, va, kažkaip jie visai suveikia. Bet noriu iškart kažkaip pasakyti, kad žiauriai yra sunku tą padaryti. Nu, kad jeigu bent 5% kažkaip tų konfliktų ir ginčių pavyktų, nu, vat, bent vieną kažkurį iš jų pritaikyti jau yra labai daug. Tai nežinau, vat, gerai tu sakai kažkaip, kad pirmas va, toks momentas, kai kyla ta emocija, nes jinai tikrai labai labai yra stipri, jinai savyje koduoja žiauriai daug energijos. Ir pirmas va, toks noras ir impulsas kažkaip išsisprogdinti yra. Tai jeigu žmogus kažkaip sugeba nurimti, moka, turi būdų kažkaip atsitraukti iš tos situacijos, išeiti, nežinau, paprašyti, sakyti, man reikia keletos minučių susirinkti mintis ir viskas. Su sąlyga, kad tu aišku į tai sugrįši. Tokia, vat, į Meksiką nepabėgsi per tą laiką. Jo, ir kažkaip, kad tą vat geležį šitoj vietoj tikrai reiktų kalt, kai jinai nėra karšta, kai jinai šalta. Kažkaip, kai aš kažkaip galiu jau prieiti prie to žmogaus su didžiausia tikimybė, kad jisai mane išgirs. Tai jau tu savo padidini šansus. Tai kažkaip nepakiš savo ko iš to vietoje. Ir tikrai, vat, kai tu jautiesi kažkaip artima tam žmogui, kai matai, kad jisai irgi ramus, tada eiti ir tada kažkaip tais vat, kalbėtis, jeigu tai yra emociškai kažkoks svarbus klausimas. Kitas dalykas, man atrodo, labai svarbus yra tas, kad, nu, va, taisyklė tokia, kažkaip veikti už save, o ne prieš kitą. Kartoju ir savo pačiai šitą, bet toks visai galintis momentas, kad jeigu jau pyktis toks galingas, su tiek daug energijos, tai tu tą energiją tikrai kreipk į savo gyvenimą. Kaip tas gali kažkaip atrodyti, nu, va, to konflikto metu, tai naudoti aš kalbą, aš turiu problemą. Man yra, aš noriu, man kilo noras, man svarbu. Nu tai vat, kažkaip tais, be tokio lūkesčio, kad kitas labai supras, kad kitas pažiūrės mūsų akimis, neturėti va to lūkesčio. Ir turbūt va šita trečias momentas, į kurį įklimstam labai dažnai, kad kažkaip einam į tą pokalbį su viltim, kad nu, išgirs mane, kad supras. Aš ateinu, išsakau savo pyktį kažkokį tai ir dabar pasakys taip, aš girdžiu, ką tu sakai, tu tikrai esi teisi. Tai va nesineš šito lūkesčio, nes turbūt, kad jis toks labai nerealistiškas. Nekeist nuomonės kito. Galima leisti jam nepritarti, galima leisti, kad jisai net ir gal kažkaip tais nemaloniai priėmė tą žinią, kad jam nepatiko. Nu, negalim kontroliuoti šito aspekto. Tai vat, man atrodo, šis lūkestis labai yra didelis empatijai. Kiek mes patys realiai gebam empatiškai elgtis, aš tokį įskiepį padarysiu, kad skaitau knygą apie vaikų auklėjimą ir ten visą laiką tėvam yra būkite empatiški, kalbėkite. Ir žinai, man tą knygą tikrai norisi pasiūsti labai, labai daug kartų, nes aš negebu, aš neturiu energijos būti tiek empatiška, net apie vaikus šnekant, o ką kalbėti apie kitą suaugusi. Ir va, kai tu sakai, kitas dalykas, kalbėti aš, o ne tu, nu, kad tas kaltinimas labai dažnai yra, nu, čia jau toks gal... Bet čia klišė. Bet čia klišė yra, kad kaltinam, bet realiai apsukt, nu kažkaip
bandyti konflikto metu, pykčio metu apsukti vietoj tu sakyti aš. Ir kaip daug iš tikrųjų tas keičia. Aš galvoju, kad kartais stabdo tą apsukimą tokie truputį gilesni dalykai, kad iš tikrųjų žmogus nenori to pokyčio, kad jisai bijo, kad tai reikalauja, nes vat, visa šita, ką mes čia išvardom, tikrai reikalauja tokios biški ir savidrausmės, ir savistabos, ir negali tu tiesiog... Ir aunint visą tą dalyką, kad tu nori pats kažkaip spręsti, nesitikėti kito. Kažkaip prisimti ir atsakomybę, ir po to kažkokio veiksmo. Ir gali būti, kad sąmoningai ar ne, bet žmogus tiesiog sukasi tam nekonstruktyviam, tokiam, nežinau, kaltinime, ten diagnozavime, tiesiog burba, dėl to, kad tas apsaugo nuo pokyčio kažkokio tai realaus. Tada mažiau reikia daryti, mažiau dirbti reikia. Nereikia prisimti atsakomybės už savo tą kažkokį poreikį, norą. Jo, man visą laiką atrodė, kad laisvė arba apskritai būti atsakingam daugiau kainuoja pastangų. Ir žmonės labai dažnai renkasi būti nuo kitų priklausomi arba daug mažiau pastangų reikalauja pabumbėti, negu iš tikrųjų daryti. Bet energija žmogus visai kita būna tada. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą, gal ne pirmą kartą, bet pirmi kartai buvo, kai aš atėjau pas savo terapeutę. Ir aš perskaičiau tokią knygą Nepramintų keliu, man atrodo, jinai vadinasi. Ir ten vienas iš tokių pirmų sakinių yra, kur parašyta, gyvenimas yra sunkus ir kai jau tu tą supranti, tai jisai tampa lengvas. Ir aš tokia dar tada buvau bumbėtoja, tikrai ir atsakomybės neprisėmanti gyvenime. Ir aš atsinešiau tą ir sakau, bet iš tikrųjų taip ir yra. Va, jis toks sunkus. Ir mano terapeutė sako, bet žinok, aš manau, kad ne tas ten buvo galvoj turėta. Aš dar norėjau paklausti dėl pykčio. Kaip tu sakai, sprokstamasis toks pyktis, norisi išsidraskyti. Aš seniau irgi labai draskydavausi, bet nustojau tą daryti, nes man fiziškai bloga darydavus. Mane žiauriai pykindavo, pavyzdžiui. Bet čia jau būdavo toksai, žinai, dideli konfliktai. Arba aš tiesiog nueidavau ir paskui gulėdavau. Nes išsikrovus. Jo, kaip sako, žmona nori nusikrauti. Nusikrovė, gerai pasidarė. Ne, man bloga būdavo. Tai va šitoj vietoj įdomu, kaip net fiziškai reaguoja žmogaus, žinai, kūnas, ne tik galva, bet ir fiziškai tu reaguoji į tą, kaip tu sakei, ten, sunkus gyvenimas. Galime iš vis tą psichosomatiką Taip, įdomu. Tai jo, jis tikrai kūniška labai emocija, tai aktyvuoja šitą simpatinę nervų sistemą ir tada žmogus arba kaunasi, arba bėga. Ir tai viskas, širdis plaka, kraujas subėga į veidą, raudonis išmuša, kumščiai susispaudžia. Toksai. Ir va tada klausimas, ką tu su ta energija darai, nes jeigu tu ją kažkaip prasprogdini į išorę, tai kiek tas reikalauja energijos irgi kažkaip tais ją visą išleisti į pasaulį ir gerai tu sakai, po to toks... Toks kaip po 3 ringų, žinai, ten boksą. Bet man tai baisiau, jeigu jinai neišsprogsta, kur jinai pasideda tada. O tada labai man patinka vaizdinys iš to filmo Kaukė, kur Jim Carrey tas vaidino, ir kur jisai ten gale filmo susikiša tą bombą savo į praryją, tą granatą. Man toks vaizdelis tada iškyla prieš akis, kai žmogus slopina pykti, tai ten tada sprogsta. Ir tada Ieva, kaip sako, psichosomatika prasideda, ne kažkokia, nesupranti, kodėl tau bloga, bet tu esi geras žmogus, visą laiką, žinai, prisitaikai prie kitų, priimi ten kitų. Gerų žmonių problemos. Šiaip gerų žmogum būtų yra pavojinga. Sako, ne profesija, kiti ten kažkaip dar irgi sako. Tai vat aš noriu biškai prieiti prie tų gerų žmonių, kai žmonės galvoja, kad pykti apskritai yra negražu, nemandagu. Ir netgi tas atvirkštinis variantas, kai aš bijau pykti, nes iš to kils konfliktas. Aš nenoriu su nieko pyktis, aš nepakelsiu konflikto viso šito. Tai ką daryti arba ką galbūt reiktų suprasti šitoje vietoje? Jeigu yra baimė, ar ne, kažkaip tais baimė pykti, baimė emociją kažkokią savo rodyti. Šiaip kaip ir pyktis turi prasmę, taip aš galvoju ir baimė turi prasmę, kad... jeigu tikrai kažkaip stipriai kyla situacijai man baimė, dabar savo ten, nežinau, nuomonę reikšti ar emociją rodyt, kad nesupykdyčiau.
tai gal tame yra prasmės, nes aš manau, kad kažkaip tai savo, nėra pagrindinis tikslas mūsų tas emocijos dabar visiems rodyti labai ir reikšti. Man atrodo, kad tikslas yra jas, tokio ir brandaus žmogaus visai bruožas, gebėti visai savy paturėti, patalpinti, kažkaip suprasti, ryšį pirmą pačiam su tuo kažkokį tai užmegzti. O ne vemti visiems. Jo, nes tikrai nemanau, kad čia visi labai išskėstom rankom laukia mūsų emocijų ir tik tu pasidalink, nelabai kažkam ir įdomu. Ir tu tikrai gali pykdyti žmonės. Tai ta baimė kartais, man atrodo, visai tokia suprantama, saugo kažkaip tais, leidžia mums truputį staptelt, gal net ir susivokti pirmą savį, prieš leidžiant į pasaulį, jeigu tai yra emociškai svarbu ir jeigu aš jau turiu kalbą jai išsakyti, tai tada, man atrodo, prašau. Kita vertus, galvoju, kad tas ir emocijas savo tikras rodyt ir sprendimus už savo gyvenimą pačiam priminėti, tikrai reikia drąsos. Ir galvoju, gal ir nereikia. Tai ar čia visiems reikia būti labai autentiškiem? Dabar čia, žiūrėk, parodysi emocijas savo tikras, pradėsi priiminėti sprendimus kažkaip pats, dar reiks ir atsakomybę už tą gyvenimą prisimti, negalėsi nieko kaltinti. Taip patylėsiu geriau. Ir tikrai daug žmonių gyvena ir nugyvena ir visai neblogai nugyvena. Jie tokie gal piktesni, liūdnesni, bet nugyvena ir nugyvena. Labai įdomi šiaip tema, kur nesusijus, bet ar tikrai jau visiems reikia būti labai autentiškiam? Aš manau, kad tikrai ne, visiškai nemanau. Ar vadinasi, kad tu veltui gyvenimą, tu nugyvenai? Ne, aš tai manau, kad tu gali būti žiauriai iš principo laimingas tiesiog ir tu būsi ahuienai autentiškas. Tai tada kas tas yra autentiškas? Mes tai čia kalbam apie tokį tiesiog kažkokį situacinį pyktį, atrodo, žinai, kas iššaukia, bet aš tiesiog, Rasa, norėjau tavęs paklausti, yra žmonių tiesiog piktų, tokių, kurie nuolat yra pikti. Ten užtenka atsidaryti komentarus kažkokius ar ten kažką. Tai jau yra patologinė. Kas čia yra, kaip mes juos vadinam, bet jie irgi žmonės yra ir kas jiem atsitiko, kad jie ne šiaip, kai ribos būna pažeistos kažkokios... Jie visą laiką. Jie visą laiką tokie stabiliai pikti, žinai, yra. Man atrodo, jie kenčianti žmonės. Kodėl taip atsitinka? Jie kenčia. Man tai kalba apie kažkokią tai kančią, labai didelę vidinę nelaimingumą. Ir kai to pykčio, labai daug ir kai jisai, neranda žmogus būdo kažkaip konstruktyviai jį, nukreipti. Ir jis kaupęs, jis tikrai gali tapti tokia, charakterio kažkokia tai net bruožų savybė, kad tai yra piktas žmogus. Bet šiaip tu žiauriai gerai pastebėjai charakteris, kai sako, mano charakteris toks yra, arba mano ten būdas toks yra, mano būdo bruožas toks. Arba aš žemaitė. Tokių, žinai, bet iš tikrųjų tas žmogus ten kažkoks traumą savo stiprią kažkokią po to pykčių slepia. Tai pyktis gali parodyti, kad kažkas yra daugiau, ne viduj? Tai be abejo, aš manau, kad visada rodo kažką daugiau. Aš kažkur net su kažkuria psichologai šnekėjom, kad pyktis apskritai jisai kaip po emocija, jis slepia po savim, kaip po antklodė, žinai. Labai dažnai liūdėsi kažkokį. Tai irgi buvo visai įdomu išgirsti tokia. Jis atrodo, kad supyksti dabar kaip degtukas ten užsidegi, bet gal ten kažkas giliai yra. Jo, pykti gal lengviau jausti, negu kad kokią bejėgystę, pavyzdžiui, arba liūdėsi, nes jos tokios labiau, apie pažeidžiamumą tos emocijos sunkiai ištalpinamos. Ir tada žinai, aš tai tingiu, pavyzdžiui, dažnai atrodo, kad tikrai reikalauja, ne, tu kažką su tuo turi daryti. Arba jisai išeina out, arba jisai pas tave nusėda viduj. Ir kartais taip, blemba, galvoju, kodėl vėl ta situacija, vėl reiks dabar kažką čia daryti. Su to pykčiu tai yra ten reikalų. Bet nesinori gal dažnai pykti, bet dažniausiai, kada tu supyksti, kai kažkokios ribos tavo pažeidžiamos yra, kažkokio įsitikinimo, vertybės, kažkokios tavo, ne, ten, tai nežinau, ten, kažkoks, šiaip tu nepyksti ištisaigi, ten kažkokie situaciniai, atsitiktiniai dalykai, nes jeigu tu pyktum žiauriai daug, tai... O man labai dar įdomu pyktis ne vien, kai kalba apie tavo ribas kažkokias, ten, žinai, draugės Anytos darbe kažkas, bet pavyzdžiui,
kai tu pyksti, kad kiti žmonės gyvena kitaip negu tu gyveni. Iš principo. Nežinau, ten jau kai prasideda motinystė, tai netgi jau draugės susipriešina, jeigu jos skirtingai vaikus augina. Nu, žinai, tikrai būna tokiu atveju. Tiesiog, kad iš principo yra kažkoks pyktis, toksai nervas, kodėl kitas gyvena būtent šitaip. Apie ką čia yra, nes čia tai tavęs neliečia tas dalykas. Kodėl vis tiek kyla tas... Nu, ne pagal tave. Ne pagal tave. Kodėl turi būti pagal tave ir kodėl iš viso erzina? Tai čia su ribom neturi. Šitoj situacijai tai man skamba, kad kažkas trigerina, kažkas kelia tą emociją, draugė kažkaip kitaip gyvena. Kaip jinai gyvena? Į ką tu reaguoji? Kas čia, kas tokio jos gyvenime tau kelia tą pyktį? Labai dažnai gali būti, kad čia kažkokia svarbi informacija. Gal tau visai pačiam to trūksta, ką jinai turi. Ir čia gal visai yra apie kažkokį pavydą, apie norėjimą kažkaip panašiai. Ir ta emocija vėl kaip signalas skambina ir sako atsiliepk. O visą laiką yra, mes dažniausiai, kai kalbam, būna ten, prieinam prie pavydo, jeigu ne pagal tave, tai pavydė. Nori, kad būtų kaip, aš irgi norėčiau ten plaukti su jachta ir gulėti bambą išvertus, mane tai nervina, čia keletas nuotraukas, žinai. Tai... Unfollow. Nors ne, vis tiek žiūrėsiu to. Ir nervinsiu, žinai. Tai... Akivaizdu, kad pavydį, nes to trūksta. Bet ar visada po šitom situacijomis slepiasi ten tie pagrindiniai, kur mes sakom, pavydas, liūdesys, gal yra kažkokių dar tokių esminių jausmų, greunančių, statančių, kas slepiasi po šito, nes tai čia tokia kaip šabloniniai pavyzdžiai, ne, mes dabar kalbam, gal kažkokių daugiau yra įdomybių, kas slepia žmogaus protas. Apie tą patį mechanizmą, ką tu sakai, žinai, kad kažkaip kažką stebi ir, kelia kažkokią emociją, ar ten pykti, ar erzina. Tai, yra man toks jausmas, kad čia eina kalba apie kažkokį tai šešėlį, kad, raidos tavo asmeninės eigoje, kažkokios savybės, ar tau kažkas pasakė, ar gal net ir sakyti nereikėjo, žvilgsniu tu supratai yra nepriimtinos. Tarkim, ten būk kukli mergaitė, būk gera mergaitė, svarbu yra kukliai kažkaip neišsišokti, ramiau balsu šnekėti, niekam kažkaip neužkliūti. Nešauk taip. Ir tada tu nueini į darbą ir matai ten kokią nors savo kolegę, kuris su ten trumpu sijonu prieš bosą šlaistosi ir tave, taip, neteisybė kokia didžiulė, kaip taip galima iš viso, kokia jinai, kaip nepadoru. Ne pagal moralę. Tai eina kalba, kad kažkaip tais tau sąmonė išneša į eterį kažkokias savybės, kurias tu nustūmei visai bereikalo gal. Kad jos tau, o kam tu jas nustūmei? Nes gerai, tai viena yra būti kažkaip tais kukle ir viskas yra su tuo gerai, bet net ir tas toksai, šito atveju seksualumas ir drąsa tokia, jinai tau gali gyvenime praversti, gal ir tau visai būtų gerai. Visai nieko. Tai man apie tokį kažkaip tais, kad ta emocija kylanti, jinai yra vertybė tau, jinai nori tau parodyti, kad gal be reikalo tu atmeti, gal be reikalo nustūmiai ir tas erzulys, jisai nemalonus, bet jisai rodo, kad kažkada buvo labai nepriimtina. Bet gal be reikalo šitam gyvenimo etape tu manai, kad tai yra nepriimtina, nes kiekviena savybė turi kažkaip atspalvius skirtingus, pustonius. Man dar labai užstrigo tas tavo žodis teisybė, neteisybė. Tai čia toksai yra, žinai, priimtos visuomenės normos, kažkokias, pagal kurias mes irgi gyvenam. Ir kai kyla pyktis, konfliktai, ten lokalūs, pasauliniai, man įdomu šitas momentas, žinai, ar trukdo tas teisybės ir neteisybės įsikalimas savo galvą, nes tu vis tiek gyveni su normom, ne, kažkokiom. Ir kai kažkas daro ne pagal tave, kyla pyktis, tai tu pasakyk man, o kas sakė, kad čia yra teisybė, arba kas sakė, kad čia neteisybė yra. Geras klausimas labai. Ir kažkaip prisimenu tada tokios teoretikės, Melanie Klein yra tokia psichoanalitikė, rašytoja ir jinai paklojo pagrindus visai raidos psichologijai ir remiasi daug žmonių jos darbais, ir psichologų, ir terapeutų.
Ir jinai kalbėjo apie, raidą irgi, žmogaus brandą, raidą ir savo darbuose jinai kalba apie tokias 2 stadijas. Dar kūdikystėje, kurios įvyksta kūdikiai. Tai kai gimsta kūdikis, jis toks jaučiasi labai visagalis, kad, aš užsinorėjau pieno ir staiga atsirado ta krūtis man po nosim. Vadinasi, aš čia prisišaukiau, ant kiek aš galingas esu. Tai ta tokia visagalybės iliuzija, jisai maudos ir labai, tą patirti reikia. Ir ilgainiui jisai pradeda pasibėti, kad aš rėkiu, o nieks neteina. Kartais būna neteina. Ir tas kelia kažkokią tai frustraciją. Ir tada, ta Melanie Klein kalba, kad tuo metu kūdikis yra tokioj paranoidiniai, šizoidiniai stadijai, kada jisai skelia. Kada jisai galvoja, kad arba mama yra bloga, arba yra mama gera. Ir ta mama, kuri ateina, globoja, rūpinasi, glosto, myli, tai yra geroji mama, o ta, kuri neateina, arba ten pieno pas ją nėra, arba jinai kažkokia tai, pikta, tai yra blogoji mama. Tai toks juoda, balta mąstymas, kuris man skamba ir tavo pavyzdyje. Teisu, neteisu, gera, bloga, juoda, balta. Ir antroji stadija ir didžiulis raidos šuolis kūdikiai yra suvokti, kad ta mama yra ta pati. Ir gera, ir bloga mama, jinai yra integruojama į vieną asmenį. Ir nebėra juoda balta, jinai gali būti ir pikta, ir liūdna, ir laiminga, bet jinai yra ta pati. Tai toksai, man tai apie tokį, irgi suaugusio žmogaus psichikoje pamatymą, kad jokia situacija nėra juoda balta, jinai visada turi pustonius. Ir žmonės aplinkui nėra nei geri, nei blogi, jie visokie gali būti. Ir lygiai taip aš lygiai toks pat galiu būti. Ir vieną akimirką toks, kitą kitoks. Bet apie šitą, kad tu turi būti gera, kad tu turi būti, kukli, čia tiesiog, man atrodo, irgi yra labai populiari popsinė gan tema, bet nebereikalo popsinė, matyti, daugam visuomeniai mūsų išgyvenama. Žmogus būna savo ramus, geras. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, su motinystė, gal to resurso palaikyti tą fasadą nebėra ir staiga pasidaro pikta boba. Visų rėkia. Staiga tas piktis, kurį tu ten 30 ar kiek metų nešiojasi, pradeda lyst lauk, žmogus pats nesusigaudo, kas čia vyksta. Ar būna tokių atvejų ir ar iš tikrųjų čia yra susiję, ir tas pats beje mes turim klausimą apie PMS-ą, kad PMS-o metu, kodėl taip atsitinka, kad yra visiškai nevaldomas netgi tas jau įsiučio, rage stadija. Ar iš tikrųjų čia yra susijęs su resursais, palaikyti tą savo fasadą, tą savo ramų veidą, ar aš čia visiškai nusišneku? Čia apie PMS-ą tu dabar klausi, ar ne, kas vyksta? Jo, aš pradėjau nuo to, kad motinystėje moteris apskritai pavargsta būti jau gerom, jom atsibosta ir pereinant prie PMS-o, kas yra jau cikliškai tas gyvenimas moters, kurių tu irgi pavargus būni labiausiai. Apie tą, tam cikliškumą, aš galvoju, visai yra atsakymas, nes nėra taip, kad moteris, jeigu čia apie PMS-ą dabar kažkaip labiau kalbam, tai nėra taip, kad moteris kažkaip gyvena ir staiga krenta į kažkokią tai duobę PMS-o metu, kur ten didžiausias liūdesys, pyktis ir tik tai kažkaip tais labai didelės neigiamos emocijos. Kažkaip yra tame tas cikliškumas, kaip tu sakai, prieš tai būna ovuliacija, kur jausmas visai kitoks, kur tu kaip karalienė, kur tu kažkaip tais tikrai gerai jautiesi. Su mineku prieš bosą, ne? Oda švyti, nėra spuogų. Taip, tai man tas labiau apie tokią, kad yra aukštuma ir yra žemuma, yra tas cikliškumas. Moters organizme, kaip, ir pats turbūt tas motiniškumo archetipas jis yra apie tokį labai didelį bangavimą, kažkokį tais apie gyvybę, apie judėjimą iš vienos formos į kitą. Kad ta kaip ir gamta, jinai gali, atrodo, ir suteikti gyvybę, bet jinai gali ir atimti tą gyvybę. Kad ta moteris gali būti ir globojanti, ir miela, ir šilta, ir švelni, ir rūpestinga, ir maitinanti, bet jinai gali būti ir pikta, ir pasiutus, ir įsiutus, ir žudanti, jos ta energija gali būti, kad irgi, kad kažkaip nei gerai, nei blogai, bet taip yra ir tas reikalauja tokios visai kažkaip pagarbos, man atrodo, slaptos. Kažkaip, kad tokia yra ta paslaptis, kad
Taip, ir kažkaip per daug savęs kažkaip nekvestionuojant, kodėl aš pikta, nu tu pikta, tu gali būti pikta ir įsiutus. Bet tada sako, aš su tavim nekalbėsiu, pavyzdžiui, vyras sako, nes tu esi neadekvati, pasikalbėsim už 2 dienų. Tau praeina tas šūdas nuo galvos ir iš tikrųjų tu galvoji, Jesu, ką aš ten pasakiau, tikrai būni toks neadekvatus. Bet sustot neina tuo momentu, be šansų viskas, pasileidžia viskas, ten kaip 100 dviratininkų pasileidžia ir negali sustoti. Visi virsta. Tai... Bet man tada klausimas, ar tik tai prie vyro tas vyksta, nu vat labai įdomu. Žiūrint, kur esi, būna, kad izoliuojasi, pavyzdžiui, žinai, aš tai sąmoningai, pavyzdžiui, neorganizuoju mytų kokių, arba ten rimtų dalykų sprendimo, arba ten suvažiavimo, sutikimų su giminėjom. Visiškai žinau, kad man bus žopa. Bet žiūrėk, čia svarbu. Tu paminėjai vyrą ir tu paminėjai giminės. Man svarbu, kad būtent prie jų tau per PMS-ą vat kyla tas įsiutis. Jo, bet kalba? Jisai, manau, nereikalingas yra gal. Vyras? Ne, žinai, PMS-as, galvoja, bliam, ką čia reikia veikti dabar? Einu, išsiaiškinsiu su vyru, kas buvo prieš 6 metus ten, kai mes buvom kelionė ir ten atnešė ne taip žuvį iškeptą. Ir ten, įvyko konfliktas. Bet, užsimanai išeiti, kažkur tas sprogstamoji energija, tas toks piktumas. Aš jau ne vieną kartą buvau laidai sakęs, kad kažkur Amerikoje buvo tyrimai daryti, kad per PMS-ą žmonos įvykdo daugiau nusikaltimų, tai pavyzdžiui būna net nužudo savo vyrus. Ten procentaliai buvo įskaičiuota, kada moteris daugiausiai nusikaltimų daro, tai yra per PMS-ą, tokių grubių jau, žiaurių, už kurios kalinamos yra. Tai šito vietoje irgi, žinai, aš kartais galvoju, Jėzus, kaip aš norėčiau lėkštę paleisti, žinai, ten ar kažką tokio. Tai paskui, žinai, praeina visas, kas many ten gyvena, kas pasidaro, su tavim pasidaro ir su metai, žinok, blogėja. Bet žinok, aš nepasiduočiau šitam, žinai, tokiam visuotinam kažkaip tais jausmui, kad visuotinai, žinai, kaip kokia banga nuplauna tada ir tu, nes tu labai konkrečius pavyzdžius mini. Pavyzdžiui, kad ir su ta prieš 6 metus įvykusia kažkokia tai situacija. Kodėl yra taip, kad per kiekvieną PMS aš ją prisimenu? Vadinasi, kažko ten nepaleidžiu, į ką tu reaguoji, vėlgi. Per PMS, taip, tu blogiau jautiesi, tu turi mažiau resursų ir tada kažkaip jau leidi savo jau adresinti tą situaciją. Tai kas yra apie tą situaciją? Kartais būna, kad negalim paleisti dėl to, kad ta situacija kažkokia forma kartojasi jūsų santuokiniam gyvenime. Tarkim, jis ten buvo, prieš 5 metus neištikimas ir dabar jisai kaip ir ištikimas, bet karts nuo karto, nežinau, ten paflirtuoja su kažkuo arba kažkaip tais gal vakarais mažai skiria dėmesio ir trigerina tą patį poreikį mano, ryšio, būti pamatytai, būti svarbiausiai ir per PMS-ą aš kažkaip, jau visai nebetlaikau ir prasprogstu. Man kažkaip norėtųsi kiekvienoje situacijoje žiūrėti į tą, konkretumo. Į ką tu reaguoji? Kad nereiškia, kad tu dabar į viską reaguoji per PMS-ą, ne, tu reaguoji į tai, kas tave nervuoja. Ir nervuoja ne veltui, su priežastim. Tai man labai patinka šitas požiūris, kad iš tikrųjų PMS nėra, kad tu visiškai pasidarai kvanką, žinai, tenai ir dėl visko šoki į akį, bet realiai tu nebe dangstai tų situacijų, kuriuom anksčiau tu turėjai daugiau jėgų ar pakantumo, o dabar viskas, tu esi ten, žinai, tokioj būsenai, kur kaip tik žiūrėt, man visai fainas šitas požiūris, kartais sunku jį priimti. Vėl apie tą gyvenimą, kuris yra, žinai. Jėzus, normaliai gyvenam savaitę, 2 ir paskui sako, kas tau atsitiko? Tipo, tu žinai, toksai... Nieko man nėra, žinai. Bet tada apie šiaip tą pykčio valdymą ir, kai mes šnekam, kad PMS yra tas laikotarpis, kai tu atrodo išsilaisvini tam tikrą prasme, nebevaldai to pykčio, kiek apskritai, ir mes anksčiau esam kalbėję su Rasa, kiek reikia valdyti tada jį, kiek reikia valdyti, o kiek jau tu gali biškiau leisti ir savo, kad jis išeitų out. Čia apie tokį slopinti, kiek slopinti, kiek išleisti ir kur čia yra ta riba, Taip, kada tą daryti. Jeigu konkretus klausimas, mes esam užsirašytas, kada pykti verta, o kada verčiau susilaikyti.
visai kažkaip turbūt, kad papildo tai, ką aš kalbėjau apie tą Melanie Klein, nu, vat, kas kažkaip tais... Reikės į podcastą pakviesti. Jo, reikės, bet jau nebepakviesim. Na, tai gal kažkaip per spiritizmas raidės, kad parodytų. Gal palikoniai yra, kurie galėtų. Manai, jie lygus? Genetinis fondas. Gerai, važiuojam toliau. Taip. Kad geras klausimas, nu, vat, kad tai yra klausimas. Vien tą klausimą klausti, man atrodo, yra brandu. Nu, vat, kažkaip tais susigrąžinti. Taip mes labai brandžios asmenybės esame. Nu, pasikeitė tikrai per tos metus kažkas. Raida, jo. Raida įvyko. Jau tą klausimą kažkaip uždavė žmogus, jis man atrodo kitaip eis. Jisai jau leidžia savo alternatyvą kažkaip nebesitrigerint. Kad yra variantas, kad ne į viską reikia reaguoti. Ir tikrai brandos ženklas gali būti, kad aš leidžiu įvykiams tiesiog vykti, o ne kažkoks pasišiaušęs esu, kur užsikabinu už kiekvieno sutikto. Riba turbūt, kur reikėtų jau taip pat kreipdėmėsi, gal kažkaip sureaguoti, man atrodo, emociškai stipru. Man svarbu, kaip ir tu sakai, kažkokia vertybinis didžiulis klausimas, emociškai svarbu, bet iš esmės nieks tos ribos nenustatys apart tavęs. Tu jauti, kur tu kažkaip tais aukoji save vardan ramybės santykyje, arba kažkaip, taip, turbūt, kad aukoji daugiau savęs vardan ramybės ir klausti savęs to klausimo, jeigu man reikia rinktis, ar paaukoti vardan ramybės, ar kažkaip tais aukti ir rizikuoti prarasti draugą, nežinau, vyrą, ar kažką tais, ką aš rinkčiausi, ką aš renkuosi. Ir kas atsitiks tam santykiu, jeigu aš būsiu tikrai, tokia tvirtesnė, atviresnė, kas galėtų nutikti? Tokie visai klausimai, man atrodo, verta savo užgalvoti. Labai gerai pasakei, labai džiaugiuosi. Taip. Nes labai gerai pasakei. Gerai, šitas labai Rasa man patinka, labai gerai minčių pasako. Ko čia žvengiat? Gerai. Ar pykčio priepuoliai, impulsyvus supykimas gali signalizuoti apie rimtas psichikos ligas? Gal kažkokių pavyzdžių gali paminėti? Tas, kai sakom, patologiniai pikti žmonės, tai čia tikriausiai jau reikėtų tikrai gydytis, lankyti bent jau terapiją. Bet ar yra kažkokių, kur pyktis yra pykčio priepuoliai dažniausiai, arba nedekvatus gal kažkoks reakcija kažką kito žmogaus, arba ten, pavyzdžiui, kritika kažkokia pasakyta, iškart iššaukia didžiulius pykčio priepuolius, netgi ten artimų žmonių. Tai ar tai... Cholerikai net irgi būna tokie. Ar čia cholerikas, ar čia jau tikrai reikėtų apsilankyti pas specialistą kažkokį? Ir taip ir negalvoju. Iš vienos pusės taip, tai gali tikrai kažkaip tai ženkliai numušti gyvenimo kokybę, bet iš kitos pusės pykčio, kažkaip nevaldymas, impulsyvumas šitoj srity, kaip vienas simptomas niekada nesudarys pagrindo diagnozei. Turi gretutiniai būti kažkokie. Taip, dažniausiai, kad jeigu tai yra, nežinau, koks nors... O specialiai turbūt ir nesakysiu tų diagnozių, nes šitam amžiui diagnozių, kur visi narcizai ir toksiški, tikrai nepasufleruosiu dar variantų save pasidiagnozuoti, nes, irgi koks tikslas, galvoju, tos diagnozės. Jis toksai, man priėjimas truputį prie savęs ar prie kito su labai tokiu nuvertinimu ir tokiu plakimu ir nusibaudimu ir viskas, aš ten koks nors toks ir anoks ir viskas. Bet nebūtinai priklauso nuo žmogaus, kaip tik, pavyzdžiui, tarkim, mūsų vaikų atveju su diagnozė autizmas man davė daug labai ramybės ir suvokimo ir kaip daryti ir kaip auginti ir kaip elgtis tokiais vaikais ir suaugusiais žmonėm. Čia gal irgi priklauso nuo žmonių, pavyzdžiui, ten nerimo priepuoliai ir ten dar kažkokių ten, nežinau dabar, belenkas, ne? Ten dėmesio sutrikimo, ten visokie kokie ten tie būna. Kita vertus, žinai, ir nebus, kad tu, žinodamas, kad tas žmogus turi, pykčio priepuolius, kad ir po kokią jie diagnozę guli, kad staiga atsiranda, pavyzdžiui, jeigu tai yra šeimoje kažkokia disfunkcija, arba kai būna alkoholizmas, žinai, kad visi pradeda vaikščioti ant blakstienų vien tam, kad tas žmogus galėtų savo būti toks, koks jis yra, o kiti jau tada gyvena tikrai nelabai sveikam santykiui. Tai čia viena, kaip Lina sako, žinot, kaip elgtis, kad tiesiog
Nu, bet čia, žinai, jau kai vaikai yra ar kažkas. Bet šiaip jo, dvi pusės. Va toks jo, nes tada tu irgi aukojasi dėl to žmogaus. Nu, vad nežinau, tokia. Bet kita vertus, kai žinai, daugiau žinios vis tiek ramybės, daugiau tokio, žinai, įneša. Bet ką arba etiketė. Arba, nu, dvi pusės jo yra, kaip čia. Jeigu diagnozė tau teikia ramybę, taip, bet jeigu tai teikia tau kažkokį va tokį nusibaudimą, nusiplakimą arba kito nuvertinimą, tai kam tada jos reikia? Jo. Bet matai, yra dar ir tokios situacijos, kaip, pavyzdžiui, agresija yra nueinamas pyktis. Nu, pavyzdžiui, tarp sutuoktinių vienas iš jų yra nueina į agresiją. Tai irgi kitam žmogui toksai, tas žmogus, kuris patiria tą pyktį ar agresiją, jis būna kartais visiškai apakintas ir jisai nelabai nori kažko daryti. Nu, tada aišku, čia kiti veiksmai eina, bet aš šiaip pagalvau, kad viena yra, kai tu pats supranti ir jau čia yra sąmoningas sprendimas, bet kita, kai tu gyveni, pavyzdžiui, su tokiu žmogum. Ir tai labai sunku. Dabar pereisim prie tokio gal mūsų labiau podcast'o teminio klausimo apie pyktį motinystį. Ir tu, Rasa, dažnai labai sakai, kad yra per daug pyktis arba slepiamas, arba neįvertinta emocija motinystėje. Labai man įdomu, kokias tu tendencijas kaip psichologė pastebi, nes tikrai pas tave ateina turbūt mamų, ar yra su tuo pykčiu reikaliuku kabinete? Pastebiu iš tikrųjų įvairovę didžiulę. Kai kam motinystė tikrai būna svajonių, išsipildymo metas, didelės ramybės ir to pykčio tikrai yra minimaliai, bet tikrai būna kitoms visai kitai, priešingai kažkaip, kad intensyvu, daug stiprių emocijų ir nemalonių ir to paties pykčio, tai ta įvairovė, nu, va, tikrai žavi mane ir stebina, kad tikrai visai būna ir šitoj vietoj kažkaip gal visai būtų fainai nesilygint ir žiūrėti, kaip tau yra, bet jeigu jau kalbam apie tai, kad pyktis dažnai yra apie savęs kažkokį per didelį paaukojimą, per didelį savo, nu, vat, kažkaip per daug atiduodi, ir jautiesi dėl to blogai, nu, tai motinystė tikrai yra ta erdvė, kur tą galima pilnumoj įgyvendinti. Ir tada pyktis, man atrodo, gyvybiškai svarbus tampa. Nu, jis tikrai gyvybiškai kartais gali būti svarbus, gelbėjantis kažkaip gyvybę, gelbėjantis tavo psichinę sveikatą ir jau nekalbu apie kažkokį tolimesnį tavo gyvenimą, ten saviaktualizaciją, realizaciją, karjerą. Jis tai labai svarbus, bet problema yra ta, kad kartais būna taip, kad jis labai ir gąsdina, nes pirmą kartą tokia forma žalia, taip intensyviai ir tiek daug su juo, nu, vat, reikia dylint. Ir galima tada iš tokios baimės, saviplokos, išsigandimo panaudoti kažkokį labai neadaptyvų tą būdą su juo tvarkytis, iš vaikystės ateinantį, pavyzdžiui, labai slopinti. Ir tada jisai praranda savo tą funkciją. Tai reikia tikrai drąsos patirinėti kažkaip tai jį išnešti į šviesą ir klausti, apie ką jis yra. Ar čia apie kaltę kažkokią tai, ar apie tos geros mergaitės sindromą, kaip tu vis pamini. Apie ką yra taviškis, į ką tu reaguoji. O gal tu netitinki savo, žinai, lūkesčio, kaip dažnai būna. Arba lūkesčiai, taip, yra kažkokie įsitikinimas, kaip turėtų būti ir kaip kiti turėtų į mane reaguoti. Ir aš juos reaguoti. Bet man ta žinutė tikrai, kad jisai ypač motinystėje reikia atsiliepti, kai skambina. Ar tu daug pyksti? Žiauriai daug pykstu. O tau išsiaiškini, dėl ko tu pyksti? Tau viskas gerai. O tu išsiaiškini, dėl ko tu pyksti. O būna, kad tu nežinai. Va, pavyzdžiui, klauso žmonės podcast'o mamos ir sako, šneka, jos čia visos tokios gudrios, protingos, bet aš nežinau, kodėl aš pykstu, aš blogai jaučiuosi, bet aš nesuprantu, kodėl aš tai blogai jaučiuosi. Nuo ko reikėtų šitoje vietoje pradėti? Aš tai draugiam rašau. Ventiliuojasi. O jeigu nėra draugių? Nu, esi va toksai vienišas vilkas. Rašai išpažinti. Vieniša lapė. Jo, tada į grupsą kažkokį rašau. Bendruomenės reikia. O jeigu kalbant specialistų pagalba kažkokia, tai irgi būtų pravartu pradėti tada tyrinėti to savo jausmus ir pradėti kelionę visą į raidos aukštumas. Tai va. Taip. Gerai, o dabar apie vaikus. Tada. Jo, palauk.
Ar garsiai, ne šitą palauk. Jo, ar garsiai išsakoma emocija. Išsakoma emocija ir pykčio jausmas vaikui padeda išvengti emocinio išsitaškymo ir, pavyzdžiui, fizinio kontakto. Net, kai būnat, kai sakė pakelimas tas Ieva irgi pykčio, ten išsitaškymo, ten rankos timtelėjimas, ten apie rėkimą, ten balso kelimą nėra kalbų, ten stumtelėjimas kažkoks, apie daugiau aš ten nesiplėsiu, nes visos turim savo nuodėmių. ar atitraukimas, pavyzdžiui, vaiko nuo veiklos greit, kažkoks pačiupimas, grubus nutraukimas. Jeigu mes sakom, ten, pavyzdžiui, sūnau, aš esu pikta, nes tu sudaužiai vazą mano, čia pati brangiausia vaza mano buvo. Ar tas padės, ar geriau iš tikrųjų kažkaip kitaip spręs šitą situaciją, neįtraukiant ten vaiko, nes labai baisu kartais, mes turim daug žinių, bet nežinom, kaip teisingai pasakyti, nes baisu. Nes užtrumpina šiaip smegenis. Užtrumpina, bet kartais paskui, kai nueina, galvoju, Jėzu, čia aš tą vaiką sutraumavau, ar čia nesutraumavau, iš tikrųjų, kaip čia padaryti geriau šitoj vietoj. Ar išsakyti, per vaikui adresuoti, sakyti, kad aš esu tokia ir tokia, dabar ar geriau kažkaip kitaip konstruoti bendravimą su vaiku, kai tu piktas esi. Aš galvoju, if it works, if it ain't stupid, kaip sakoma, bet čia apie tokį, tas klausimas apie tą būdo ieškojimą. Kokiu būdu man dabar tą pyktį kažkaip tais santykėje su vaiku parodyti, išleisti. Ir tų būdų tikrai nėra, vienas gali būti taip išsakyti yra, ir žinom, kad išsakyta emocija, jinai įvelkama į žodį, tampa tokia apčiuopiamesnė, valdomesnė, nebevaldo tavęs. Gali būti, tai vienas iš būdų, bet labiau apie tokį, man atrodo, čia yra ieškojama, koks būdas tau veikia su būtent tuo vaiku. Nes aš tau galiu patikinti, kad niekas nežino, koks veikia tavo vaikui ir tau. Ir kad tikrai tai, kažkaip, man atrodo, toks adaptyvumas ir sėkmė gal net motinystėje yra per tokį leidimą savo tyrinėti, ieškoti, atrasti, bet tą galima padaryti savęs neplakant. Kažkaip, su ta nuostata, kad nėra tų klaidų, nėra nuodėmių, kad aš bandau, tas kažkas, kas veikia praeitą savaitę, šią savaitę jau nebeveikia. Bet tam, kad tu tą darytum, tu turi nebijoti pirmiausia. Nebijoti, suklysti, nebijoti to savo pykčio. Ir čia irgi man patinka, truputį nuima tą tokią motinišką kaltę. Mūsų draugas Donaldas Winnicottas apie pakankamai gerą mamą, kuris kalbėjo. Jis taip pat yra pasakęs, kad vaikas negali patirti mamos meilės, kol jisai nepatiria mamos nepykantos. Irgi apie tokį dvilypumą, kad jeigu mama yra tik tai rami, visada susivaldžius, išlaikyta ir labai sąmoninga, tada jinai gali truputį tokia porcelianinė atrodyti. O tai kiek tu tokia biški netikra net, netikrumo toks jausmas. Ir kartu tas vaikas tada galvoju, kaip jisai prie to jaučiasi, kiek jisai pats gali būti, kaip jam užeina kartais ir būti netobulas ir kažkoks tais ir pariekiantis ir visoks ir jį vis tiek priims. Man atrodo svarbiau yra ne kažkaip niekada neišsitaškyti, bet sugrįžti į ryšį ir patirti, kad išsitaškė, buvo netobula, pakėlė balsą, bet žiūrėk, kitą akimirką jinai vėl mane myli. Vadinasi, negriaunantis yra tas pyktis. Ir su tokiu kažkokiu žvilgsniu, kad nebaisu ieškoti to savo būdo. Ar išsakyti, ar ten... Tikresnis ryšys su vaiku kuriasi, nebūna taip, kai užauga ir sako, neatsimenu, aš nieko apie mamą, jinai tik tais niekada turi nepykti ten, kaip tu sakai, tą teoriją, paskui priešingybė tokia ir aš galvoju, ašgi ką tik perskaičiau Baltų lankų knygą, jie beje yra šito podcast'o rėmėjai, ačiū jiem, Gerų motinų mokykla ir čia yra priešingybė tam, ką tu pasakoji. Bet tu jau ją perskaitai? Perskaičiau, galėsiu pasiskolinti. Gerai, ir čia yra, ta prasme, trumpas siužetas, mama netenka dukros, jinai yra atimama vaikų ten priežiūros tarnybų ir mama pradeda lankyti uždaromą į mokyklą, Gerų motinų mokyklą, kur vyksta nerealus kažkoksai egzaminai pamokos, kur kiekvienai mamai yra duodama lėlė robotas, atrodantis kaip vaikas ir tu turi su juo elgtis
nuostabiai, būti nuostabe. Tai aš skaitau ir galvoju, nu nebūna, žinai, taip. Tai vat aš norėjau atliepti Rasos, kas nori vat paskaityti ir pamatyti, kad čia yra, nu taip nebūna realiai, Bet žinai. ar tau buvo toks jausmas, wow, ar tau kėlė, nu va, kokias tavo emocijas kėlė, kad toj mokyklai tu turi būti nuostabi visą laiką? Čia toks, taip gerai, man atrodo, parašyta šita knyga, nes yra daug tokios fikcijos, atrodo, neįtikėtumo ir kartu yra tokios realybės ir viskas taip sumaišoma, kad tu kartais net pasimeti, čia tikrai vyksta tai, ar čia, žinai, išgalvota ta visa istorija. Bet realiai, manau, kad mokymai, knygos, lektoriai visokie, kurie rašo vat, paskaitas mamom, ten kaip būti gera, tobula mama, nešaukti ant vaikų ir ta. Tai čia, nu, nebūna taip realybė, bet knyga yra apie tai, kaip būti tobula mama. Ir galiausiai ta mama neišlaiko egzamino ir jinai nesusigražino to vaiko. Čia žiauru. Ten tokių brutalių scenų buvo, bet sakau, kas nori paskaityti, tikrai žiauriai. Man labai, žinai, įdomu, kodėl paskaityti, nes aš esu skaičius, vat, net socialiniai medijai tokių nuomonių, kad kaip tik perskaičiusios mamos nori ten bučiuotą vaiką, ten būti tikrai nuostabios. O kitos tipo, what the fuck, kaip Rasa sako, kodėl tu turi kurti kažkokį netikrą fikcinį, kur tu kažkur ten kamputį, kai vaikas užmiega, išsilieji, jeigu dar tai yra iš vis įmanoma, kad tu neatsiskleidi visos dienos bėgi. Bet labai įdomu tos kontroversiškos nuomonės ir dar labiau norisi. Tai žinai, kodėl jinai gyvena tokioje visuomenėje, kad turi būti tobula. Jinai nenori būti tobula ir jinai galvoja, kad yra gera mama savo vaikui. Bet visuomenė spaudžia, kad tu negerai esi, žinai. Ir tos mamos praktiškai visos neišlaiko egzaminų, žinai, tokių. Tai šita knyga man toks skaičiau ir toks nervas visą laiką buvo. Baimė, jeigu pas mane taip atsitiktų, aš irgi vaikų, žinai, netekčiau. Ir tokia empatija žiauriai ir tai mamai, ir toksai, tai jinai blogai padarė pačioje pradžiai, bet paskui, blemba, visi nusipelno antro šanso, žinai, ir čia nebuvo. Nu tai va, jau aš čia prigyriau šitą knygą, bet yra ir kitų tobulų ten. Kadangi su baltom lankom draugaujam ir šiaip mes labai džiaugiamės, kad galėjo jie padėti šitam podcastui išvysti dienos šviesą. Tai mes norim irgi su Lina parodyti. Aš 2 knygas pasiėmiau, vieną perskaičiau, va dabar visiškai nesenai. Nežinau, čia ar matysis. Man to domėna, čia yra pirma dalis, Moneta ir labirintas romanas ir dabar, nežinau, turbūt dar vis yra bestselleris. Geriausia metų knyga. Ir tikrai buvo labai įdomu skaityti žmogaus, kuris ne tik yra politikas, bet kartu ir filosofas. Ir visą tą savo intelektą sudėti į detektyvą buvo labai įdomu ir lengva skaityti, nes dažniausiai skaitai ir jeigu knyga yra labai sunki, tiesiog užstringi. Tai ir kitas dalykas, man turbūt įdomiausias sužinoti apie tą Lietuvos etapą prieš nepriklausomybę ir jau nepriklausomybei, kas ten vyko su ta žvalgyba, nes ten yra tokia egzotika, kur tu net neįsivaizduoji gyvendamas dabar, kad taip galėjo vykti, kiek visokių istorijų, sekimų ir siužetų ir, tiesiog, vienu metu priminė labai George Orwell 1984, kaip stebėdavo visus didelę akis įmontuotą ir žmonės gyveno. Tai labai tikrai įdomu, aš tais laikas už lietuvių kūrybą, nes man atrodo, gal net renesansą visai išgyvena lietuvių knygos. Tai vat, irgi rekomenduoju, kam patinka ar nepatinka tas etapas Lietuvos, bet tiesiog, žiūrėt, kaip galima gerai parašyti. Jo, ir šiaip man Baltos lankos imponuoja kaip leidykla, nes kokybės prasme. Jo prasme, kad visada didžiulė komanda dirba prie knygos, mes su ją visą laiką atsivežėm galą. Arba ten prie, kur būna, žinai, redaktorius, ten vertėjas, tikrai yra žmonės apdovanoti ir pagerbti ir tokias knygas, verstos knygos, man ten, pavyzdžiui, sortimentas, kokių verstinių knygų jie siūlo, tai yra tikrai wow. Šią vasarą, tai nežinau, Baltų lankų Hoover, ten tos knygos yra. Hoover tai iš viso šluojamos. 10 000 tiražas, ten išsprogo, žinai, visi kalba, ten socialinės tinkluose. Bet tu Hoover skaitei? Neskaičiau. Aš pasirinkau dabar kitą knygą apie Pulitzerio premijos laimėtojas 23 metais, Ernanas Diazas, pradėjau vakar skaityti, tai žiauriai gera knyga. Iškart
įtraukia, žinai. Tai va, Baltos lankos siūlo tikrai didelį asortimentą verstinių knygų, lietuviškų knygų labai puikiai suaugusiems paruoštų. Vaikiškos knygelės iš viso yra ir verstinės, ir pačios leidyklos padarytos nuo iki. Vaikiškų, žinai, kai mes, kadangi va šiaip kaip mūsų projektas su mamom dirbantis, mes gaunam visokiausių pasiūlymų ir pasiūlymukų vaikam knygų, tai kartais tikrai mes pačios pasižiūrim ir laužai liežuvį skaitydamas. Tai va, kas fainai su jų, kad yra verstinės, čia yra Patriko, mano. Meškizujus, nes kitas tai skaito Grybo enciklopedijas, tai jam neklu. Meškizujus, čia yra apie ugniagesį, dar yra naujai išėjus. Pilotas visas turi ir dabar vat, nusipirko dinozaurų parke. Tai čia yra kaip tėvė mūsų. Kiekvieną vakarą. Gerai, kad nėra labai ilga. Man labai patinka neilgas. Paskutinę parodysiu, čia nežinau, matėsi. Čia yra sensacija turbūt metų. Aš sakiau, kad čia yra viena iš geriausių apskritai per metus Baltų lankų išleista. Tai yra garsinė. Groja? Lietuvos himnas. Čia yra Lietuvos himnas ir mano vaikai, jiems yra 3 apie 4 metus ir jie moka puikiausiai Lietuvos himną ir paskui prašinėjo manęs, kad įjungčiau televizorių ir, žodžiu, vėliavą būtinai ir atsistoja ją dainuoja. Tai yra nerealu ir dar ką pasakysiu, kad Baltos lankos turi formatus knygų įvairius, tai yra audio knygos. Biblioteka jų audio knygų yra tikrai nebloga, tuomet yra vaikiškos knygelės, irgi audio pasakų įvairiausių yra ir yra elektroninės knygos, tai pačekinkit, kas dar nepažįstat Baltų lankų, tikrai su meilė atrinktos knygos, pagamintos lietuviškos vaikiškos knygos garsinės nuo nulio iš viso, nuostabios knygos ir visada eikit pirkti knygų į leidyklos tinklapį, nes ten visada yra ir žiemą, ir pavasarį, ir vasarą geriausios kainos. Tai va. Ačiū Baltom lankom. Taip. O dabar grįžtame į eterį. Iš lankų grįžtame į toliau klausimėlius. Taip. Dabar apie pyktį ir neviltį, turbūt ir apie tuos pačius vaikus. Taip. Ar galima sakyti, kad pyktis prilygsta nevilčiai? Reikiu iš nevilties, nes jau nebežinau, ką daryti, nebežinau, ką pasakyti, nežinau, kas veikia, vėl eilinį kartą tantrumas, koks skirtumas, kaip aš čia darysiu, vis tiek neveikia ten tos visokios tėvystės, nežinau, 50 modelių išbandyta. Ar iš tikrųjų tai prilygsta nevilčiai ir vat, kaip iš šitos situacijos išeiti? O gal leisti savo išsiriekti? Tu jau minėjai tą pykčio funkciją uždengti kitą emociją, kad tai gali būti antrinė emocija. Ir gali būti tikrai, kad po juos slepiasi bejėgystė, neviltis, bejėgiškumas. Bet jeigu žmogus jau tai kažkaip atpažįsta ir tai nelengva yra padaryti, man atrodo, jau yra labai daug. Jeigu tu supranti, kad tu pyksti iš nevilties, tai tu esi jau labai keliais žingsniais priekyje. Jeigu apie pačią neviltį, tai jinai turi tą tokį visuotiniškumą, kad kai jinai apima, tai atrodo, kad nieko tu negali padaryti. Jau visiškai esi tokia bejėgė, kad tikrai šitoj situacijoje nieko nėra padaryti. Ką? Bet dažniausiai toj situacijai, kur taip atrodo, vis tiek yra bent vienas dalykas, ką gali padaryti. Pakvėpuot galiausiai, atsitraukti, šaltų vandeniu veidą nusprausti, paskambinti draugiai, kažkaip į tą neviltį įveikti viltimi ir bent kažkokiu vienu dalyku, ką tu gali, bet apskritai šiaip į tą situaciją žvelgiant ir pykčio, ir motinystės, aš galvoju, kad kartais atsakymas slepiasi ne toj situacijai, o už jos ribų, ką tu iki tol darėjai. Kažkaip ir eina tema svarbi apie resursus. Kiek tu kažkaip esi pilna ta stiklinė, kuri gali atlaikyti tas situacijas. Kartais tuo momentu nieko tu negali daryti apart to, kad reikia išbūt kažkaip tais. Ir tada iš to išsinešti žinutę, kad mane jau tikrai ima stiprios emocijos, ima neviltis. Man reikia kažkaip pasipildyti, kažkaip iš kur tu pilsi viską. Resursų tema yra beprotiškai svarbi šitoj vietoj, kad tu turi žinoti, kas tu dar esi apart mamos, kas yra dar tavo vaidmenis, kas yra dar tavo rolės, kurios kažkaip pripildo tave, džiugina,
kas yra malonumai tavo gyvenime, kas yra džiaugsmingi kažkokie tai momentai tavo gyvenime, jų privalo būti. Jeigu tu nori būti gera mama, tu turi pirmą būti gera mama savo ir ieškoti tų momentų, kad kuo būtų mažiau tų situacijų, kur tu jautiesi, kad tu nebegali, nes nebėra iš ko. Geras. Toksai tvirtas. Aš dabar ir pasikalbėjau su savim. Pasikalbėjai? Taip. Taip. Labai jinai moka gerai pasakyti. Ar pyktis gali nuversti kalnus? Jei teisingai panaudosim tą pyktį, nukreipsim į tą energiją sprogstamas, ar tiesa, kad dėl pykčio arba bent kokteilio emocijų kartu su pykčiu žmonės padaro didelius darbus, sukuria projektus, kažką ten išranda, iš konkurencijos darbo kažkokio jausmo irgi būna. Tai ar teisingai nukreipus pyktį, jisai gali virsti teigiamą energiją pasiekti kažką? Jo, manau, kad taip, bet čia yra labai svarbus momentas. Nes kiekvienas pyktis turi savo priežastį. Čia kaip kiekvienas butelis turi savo kamštelį, tai čia štai vietoj kiekvienas pyktis turi savo priežastį. O pykčiai yra skirtingi? Ar mes sakom pyktis? Kiekvienas pyktis, ta prasme, kiekvienoje situacijoje kylantis pyktis, jisai turi konkrečią situaciją, į kurią reikia atliepti. Kaip uždavinys, kurį reikia išspręsti. Tai čia turbūt ir yra visa esmė kažkaip atrasti, ką su kuo sujungti. Ir kažkaip, kai atrandi, kai tas pykčio kažkaip tais įvardinimas ar bet kokia tai ten technika, kurią aš kažkaip jį valdau, atliepia priežastį, tada tikrai gali nuversti kalnus, bet jeigu kyla pyktis ir aš tą atominę energiją nukreipiu kažkokiem kitiem projektam, pavyzdžiui, darbe aš turiu dirbti viršvalandžius, dėl to labai pykstu ir su tuo pykčiu ir su ta energija aš, tarkim, tvarkau namus grįžus namo, tai gali būti, kad mano namai blizgės, bet problemas nesprendžia, kad darbe aš kenčiu ir galiausiai gal net ir tą darbą reikės keisti. Čia panašiai kaip tau skambina į telefoną, tu, nežinau, pagal tą ringtoną neatsiliepia, o šokt pradedi. Kad nėra, o kokia prasmė tada. Tai man atrodo šitas, kažkaip įdarbinti tą pyktį, kad jisai išspręstų tą priežastį, dėl kurio jisai kilo. Supratau. Turime išpažinti vieną, kurią parašė mums. Neseniai beje gauta. Nesenai gauta. Kas yra su tuo pykčiu? Partneris amžinai sako, kad aš pikta, dar ir jo giminės, kur mėgsta įsikišti į santykius, pasakė, kad piktokiu bendravau su vyru. Bet ne akis pasakė, o už akių. Aš nepikta, aš pervargus, vieniša, viskas pasikeitė. Ar galim kažkaip normalizuoti, kad, keiksmažodis? Tada žvaigždutės. Nesi tu tokia pati, kokia buvai ir negali tik visiems šypsotis ir apsimesti, kad viskas gerai. Tai mūsų klausimas, ar šiuo atveju pavargusios mamos neturi rezervo fasadui ir pyktis atveria prieš tai kauptas nuoskaudas, ką mes jau klausėm. Iš principo, gal gali kažkaip pakomentuoti šitą išpažinti, nes man atrodo, čia yra pakankamai dažnas scenarius, gal nebūtinai su tuo tokiu už akių pasakymų giminių, bet gan standartas turbūt. Man to išpažinti girdisi toks pagalbos šauksmas, iš tikrųjų, visai garsus. Ar sąmoningai, ar ne, bet aš jaučiu, kad klausiančioji jinai nori, kad prie jos prieitų ir sakytų, ko tu pikta, ko tu pyksti, kažkaip, nori kad sunerimtų. Taip, kad sunerimtų iš tikrųjų, kad pasidomėtų, kad paklaustų, kas su ja vyksta, tik tai, kažkaip neranda ir neturi būdo tiesiogiai dar to padaryti, kažkaip tais... Tai netiesioginiu būdu jinai kviečiasi tos pagalbos. Dar galvoju, kad gal visai neveltui, kad vyras, ar tik vyras sako, ar gal draugė sako, ar bendradarbiai, bet jeigu tik vyras sako ir tik giminės sako, gal jiem yra skirtas tas pyktis, kad jisai su jais kažkaip susiję šitoj vietoj, gal aš iš jų kažko tikiuosi. Gal būtent jie yra mano kažkaip pykčio priežastis.
irgi toks vat, pamastymui dalykas. Nes jinai ir sako, tiesiog aš esu pavargusi ir pikta, tiesiog. Taip. Nes jeigu pamiegočiau, gal nebūčiau pikta, išsprendimas būtų bes, bet matyt, neduoda jai pamiegoti gal. Bet aš galvoju, kad kiek čia yra tokio irgi tikėjimo, kad tu esi verta to pokyčio. Kad tu jau atėjo laikas ir tau tikrai reikia imtis kažkokio tai pokyčio, imtis atsakomybės už savo tą jausmą, kad tu esi pavargus, vieniša, tau liūdna, tu nemiegi, nes tam, kad tu imtumės rimtai, kažkaip į tą atsigręžti, tai tas reikš, kad tu kažką paaukosi. Visada kažką pasirinkdamas, tu kažką aukosi. Gal tai reikš, kad tu turėsi atsitraukti nuo vaikų daugiau laiko. Ir jau vien tas gali kelti tokį labai labai didžiulį nepatogumą. Labai dažnas. Žinai, man atrodo, motinystėje daug kas man neduoda pamiegoti, iš manęs ten nepaima vaiko. Bet aš labai dažnai pastebiu, kad mamos jaučiasi nepakeičiamos. Ir tas yra ir nepakeičiamumas, ir tas, kad jau viskas, tau tie vaikai ant tiek užpildo, tu nori, kad juos paimtų, bet tu gal pati netiduodi. Gal irgi dažnai tai gali būti, kaip tu sakai, Jo, labai baisu ir sunku juos palikti, tada yra toks vidinis konfliktas, kurio nesuvokus, tu tikrai užsisuki tam nekonstruktyviam tada būdė, nes tas laiko status quo, nieks nesikeičia. Bent jau geriau tada nieks nesikeičia. Bet nes esi pripratęs prie to. Ir su tuo, kad kažkaip tais, kiek aš galiu būti, tam, man atrodo, žodžiai buvo tokia besišypsanti, maloni visada visiems, nebegaliu tokia būti. Visiems šipsotis ir apsimesti, kad viskas gerai. Prieš vaikus buvo kitaip ir žmonės yra įpratę prie geros, tavo fainos, pozityvios visą laiką, kai ateina motinystė, visą laiką tai būna lūžis. Tai giminėm tai nebuvo jokio lūžio, tu tik tais vaikelį ant rankų paėmė, tavo pasaulis apsivertė aukštinkojom, tai jie ir nesupranta, kas čia yra, žinai, dėl to jinai apskritai, man atrodo, nekvestionuoja, bet jinai nori normalizuoti šitą būklę. Normalizavimas yra labai pavojinga. Žiūrėk, aš galiu suprasti, aš galiu visiškai relatint, atjausti ir tikrai, kaip sakau, tai yra pagalba šauksmas, nejuokingai rimtas. Tai gal jinai pati nesupranta iki galo, žinai. Bet aš nenoriu pasakyti, kad normalu. Normalu, man atrodo, galiu pasakyti, bet nenoriu pasakyti, kad būk tame. Aš noriu kažkaip kviesti ją, bent jau pamatyti, kas vyksta. Bent jau pamatyti tą vidinį konfliktą savį, kuris kažkaip stabdo tave, prisimti atsakomybę už savo gerovę. Okay. Oi, čia jaučiu diskusija, tokia galėtų būti labai gili, jo. Aš dabar galvoju, dar kokių mes esam šiaip per visą projekto patirtį gavę apie pyktį kažkokių tai klausimų arba situacijų yra buvę. Nesenai, žinai, kokia buvo išpažintis įkėlėm, pykti ant jaunimo. Tik tai laiškas buvo ilgas ir kadangi jis labai taip prasidėjo, pradžia buvo, kad jie vaidlina, aš jau nebegaliu, ten aš sprokstu iš pykčio, aš tik tai nesupratau, ar autorė kalba apskritai apie jaunąją kartą, nes labai dažnai mes pačios, tas jaunimas, kaip čia jie savo viską, žinai, taip. Tai yra tarkim, ant savo vaiko, kuris yra paauglys, ir ant tos jaunosios kartos, kuris sau leidžia ilgai miegot, kuri netaip sunkiai gyvena, žinai. Tai aišku, labai labai daug replikų gavom į šitą išpažinti, bet dauguma buvo apie tai, kad autoriai reiktų, nors jinai pati laiškė sako, kad aš suprantu, kad čia yra bullshit, žinai, bet pyktis daugumoje ant kitų, kaip ir tu sakai, gal daug kas pavydų išsireiškia, gal nesupratimų, kad čia yra ne pagal mane, kažkokiu tokių. Bet jo, aišku, Anyta yra klasika, jau čia galėtumėm daryti laidą vieną apie Anytas, tai čia būtų, žinai. Bet apie Anytas aš labai gerą perskaičiau frazę, bet neatsimenu kur, čia šiaip dabar toksai paįvairinimai, kai visi sako, oi, Anytos, ten velnio pramanytos, šlykštus, bjaurų žmonės, ten specialiai, žinai, kritikuoja ten dėl tų vaikų ir panašiai. Tai tas autorius, kuris parašė, sako, ne, ta prasme, jinai
jinai yra ne tik Anyta, jinai apskritai yra žmogus. Ir jinai yra tokia visa, ne tik su tavim, bet ir su visais. Ir aš pagalvojau, geras, tai čia tos etiketės Anytos visiškai nereikia lipinti, tai yra tiesiog bjaurus žmogus. Piktas, bjaurus žmogus ir jisai elgėsi ne tik su tavim, tai bet jis elgėsi ir ten, nežinau, ir šeimoje su kitais žmonėm, taip pat ir bet irgi nebūtinai gal. Gal pavyzdžiui, kaip tik Anytos taip trigerina, nes yra irgi atvejų, kur sako, iki vaiko viskas buvo gerai, mes ko nebuvom draugės. Gimė anūkas, viskas, moteris iš to didelio rūpesčio ir noro, kad būtų geriau. Įlipa man ant galvos, ten pykstamės taip toliau, tai irgi yra tas akcentuojamas prieš ir po vaiką, kad dažnai yra tas rūpestis perteklinis ir iš to problemos, o gal jeigu žmogus, tai žinai, turbūt ir prieš vaiką, daug kas mato, kad, koks yra, bet čia labai įdomus yra fenomenas, kaip tu turi į savo šeimą įsileisti, gyventi su žmogumi, kuris, tu nepasirinksi, tai yra tavo ten vyro tėvai, žinai. Ir vat kaip tu su tuo dylinsi. Tai va. Dar eiliniai klausimai, visada klasika irgi pykčiai ten su vyru, žinai, konfliktiniai, ten visokie situacijos, santykiai. Jo dažnai irgi būna konflikto metu ten, kodėl neapgina manęs, dažnai būna irgi tokie, ten moteris irgi narsto, tai jeigu vyro šeima, tai tik kažkokius tau sako, ten kritika, kad jis turi apginti, žinai, jeigu ten, tarkim, mama jo, ten būtinai tave turi apginti, ginti. Ir dažnai būna irgi dvi pusės, tai tu pati turi ten už save, žinai, pastovėti. Čia pykčių tokie, range'as toks irgi būna, dėl ko žmonės pyksta ir pykstasi. Taip. Jo, bet turbūt šitą gaida, mes ir pabaigsim mūsų laidą, šiaip labai norisi išsiplėtoti į viską ir galėtumėm čia turbūt tęsti temą aštunkojais. Labai įdomiai Rasa pasakoja, aš sakiau jau. Jo, labai ačiū, kad tu sutikai. Ačiū, kad priėmė. Aš labai tikiuosi, žinai, kad šitą laidą paklausė ar pažiūrėję žmonės gal kažkur pamatys save, kaip galėtų būti geriau. Jo, nes iš tiesų gyventi su to pykčiu ir kartais tas pyktis būna net nesupranti, dėl ko tu pyksi, tai jis ir toks irgi destruktyvus labai. Ir tą gyvenimą tavo kartais, taip apsunkina ir kai viskas įsiriša galvoja, o kam to reikėjo, žinai. Tai kartais tokie dideli dalykai, kai pyktis atrodo, jie yra tiesiog nepagristi ir gali būti daug paprasčiau išspręsti. Arba labai keičiantis gyvenimą į raidos pusę. Taip, raidos. Man žodis raida yra toks, nežinau, per šitus mėnesius girdėjau gal 5023 kartus, bet šiaip tai labai geras žodis. Net man labai įdomu jį girdėti suaugusių žmonių kontekste. Kad mes patys irgi esam. Ir dar noriu paklausti paskutinio, gal Rasa nori kažką pykčio tema irgi dar paskutinį kokį štrichą uždėti, akcentą, palinkėjimą kažkokį gal. Man patinka pykčio apibrėžimas, kad tai yra mūsų sielos advokatas. Tai su ta nuostata kažkaip tai eiti tas situacijas, kur pikta, kur kyla konfliktas, kad jis advokatauja mano sielai. Ir ką ta siela man nori pasakyti? Tau sako, ne tavo vyrui, tai tu ir atsiliepki tą skambutį tos sielos savo. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Ir iki kitų. Iki.